Tai sveiki mūsų bibliotekos skaitytojai ir šios tinklaladės klausytojai. Šiandien su jumis sveikinamės jau trečioje tinklalaidės laidoje. Ir šiandien pas mus svečiuojasi Alma Vasiliauskienė. Labą dieną. Alma, kviečiu jūs trumpai prisistatyti mūsų klausytojams. Žiūrint, ką čia reikėtų pasakyti apie save. Pirmiausia, aš ilgus metus išdirbau mokytoje. Daug metų pradirbau Senamiesčio mokykloje. Beje, buvau Gabrielės mamos auklėtoja. Kažkiek laiko, nelabai ilgai. O šiaip esu ne vietinė, esu ne meilės emigrantė. Tiesiog esu emigrantė iš Kelmės rajono atvažiavau. Ten baigiau Kelmėje vidurinę mokyklą, paskui universitetą Vilniaus ir atsidūriau Plungėje. Kadangi paminėjote, jog ilgus metus buvote mokytoja, tai gal pasakytumėte, kaip prasidėjo tas jūsų kelias į buvimą mokytoja? Ar tai buvo pašaukimas, gal nuo mažų dienų norėjote būti mokytoja, ar tiesiog atsitiktinumas? Keistai, sakyčiau keistai. Aš iki 4 klasės, pradinėse klasėse labai norėjau būti mokytoja ir visada visiems sakiau, kad aš ją būsiu. Man labai patiko tikriausiai pradinių klasių mokytoja, aš taip galvoju. Beje, tada atvažiavę jauni specialistai, jiems būdavo išnuomojama pas žmonės kambarys, tai mano mokytoja į 2 klasę, kaip atėjau, pas mus gyveno, nuomojosi kambarį. Tai kažkaip mes labai gražiai su ją sutardavom, jinai vesdavosi mus į piknikus visokius vasarom, tai aš galvoju, gal tai kažkiek įtakojo. O paskui aš, nežinau, labai kardinaliai pasikeitė, kažkur paskaičiau, juokingą net gal apie Kaune esantį Mičiurino technikumą, sodininkystės, daržininkystės. Ir aš pagalvojau, kad būtų gražu apsodinti žemę gėlėmis. Dabar labai juokingai skamba man pačiai, bet aš pasakiau visiems, kad aš stosiu ten. Žodžiu, ir sodinsiu. Bet mano tėveliai, aš labai gerai mokiausi mokykloje, tai mano tėveliai pasakė ne, į Kauną, čia tokia maža, iš 8 klasės tada reikėdavo važiuoti. Aš buvau su kasytėm, mažiausia klasė, žemiausia. Tai, žodžiu, pasakė kategoriškai ne, į vidurinę, nuėjau į vidurinę, o tada kažkaip pamačiau, kad man sekasi daug dalykų. Mėgstamiausia buvo matematika ir kalbos. Tokie, sakyčiau, gan skirtingi dalykai, bet tarpusavy taip, logika visur yra ir vienur ir kitur. Tai va, ir kažkaip mokytojas vienas, aš ten dalyvavau kažkokiam konkurse rusų kalbos skaitovų, nes tada rusų kalba, žinot, buvo ant bangos, aš baigiau mokyklą labai seniai. Tai va, ir sako, o gal tu nori kalbą studijuoti, jis turėjo galvoje rusų kalbą. Aha. Bet aš kažkodėl panorėjau labai anglų kalbos. Irgi buvo savotiški niuansai, dabar gal nelabai plėsiuosi detalės, bet tokie, sakyčiau, gal juokingi. Va, ir tiesiog taip atsidūriau Vilniaus universitete. Beje, man siūlė, laikant egzaminus brandos, man siūlė paskyrimą į pedagoginį. Kad tiesiog, kad atvažiuočiau baigus ir atidirbčiau mokykloje, aš pasakiau, ne, mokykloje aš nedirbsiu. Visų pirma, visų antra, į pedagoginį institutą, tada vadinosi Vilniaus pedagoginį institutą, pasakė man, kad aš įstosiu netgi išlaikiusi 3, kadangi būsiu su siuntimu. Man sukilo ambicijos, galvoju, kaip čia dabar, jeigu ten 3 užtenka, tai koks ten tas mokslas, ir aš tiesiog užsispyriau ir važiuosiu į universitetą, man sako, tu neįstosi. Tada buvo vienintelis Vilniaus universitetas tais laikais ir man atrodė, kad tai yra jau mokyklų mokykla ir aš apie jį buvau skaičiusi kažką. Tai va, aš užsispyriau, galvoju, neįstosiu, tai neįstosiu. Ir įstojau. Ir štai aš čia. O tai anglų kalba, paminėjote, kad būtent anglų kalbą norėjo studijuoti, tai čia jums buvo kaip, jinai tapo jums jau ne tik darbu, bet jau ir gyvenimo dalimi, spėju, per šituos metus. Tada, kai aš mokiausi, daugam tai buvo nesuprantama, todėl, kad mes gyvenom, jūs nebeprisimenat, aišku, tokių dalykų visiškai, ir jūsų gal nebent mamos, tėčiai ir tai, kažin, nežinau, prisimena ar ne, bet mes gyvenom už geležinės uždangos ir ta užsienio kalba buvo kaip ir nieko verta.
praktiškai jos panaudoti, pritaikyti nelabai buvo galimybių. Bet man kažkodėl atrodė, kad aš versiu knygas, aš jau tada labai mėgdavau skaityti, skaitydavau pasislėpus, apsimesdavau, kad darau namų darbus, o gyvenau kaime su tėveliais, ten tikrai buvo gausybė kaimo darbų. Ir mama kviesdavo darbus daryti, aš sakydavau, ruošiu pamokas ir greit, jeigu girdžiu, kad ateina, aš uždengiu knygą savo sąsiuviniu. Aišku, jau jeigu ten būdavo, aš daug dirbti teko, aišku, fizinių darbų gyvenant ten, bet knygos skaitydavau kartais naktį prožektorium pasišviesdama po kaldrą, nes mama neleido, sakė, kitą dieną į mokyklą neatsikelsi. Tai va, o ta anglų kalba, tiesiog, sakau, aš kai studijavau, tai visiems atrodė, gal ką jinai čia sumastė, nors stojant buvo konkursas į vieną vietą virš 2 žmonių. Tai va, bet aš kažkodėl įsivaizdavau, kad aš būtent versiu knygas, kurių dabar perskaityti negaliu, nors girdėjau, skaičiau, norėčiau originale ir dar kai kurių niuansų buvo, kurie mane ten nuvedė. O knygas ir angliškai skaitate, ar tik lietuviškai? Tada lietuviškai skaičiau, angliškai nelabai mes gaudavom. Tiesiog mes skaitėm tekstukus iš vadovėlio. Tais laikais, sovietmečių. O dabar? O dabar tai taip, jau ir studijuojant teko nemažai skaityti, nes viskas vyko, visi dalykai, praktiškai beveik visi dalykai, išskyrus ten tuos visokius mokslinius komunizmus ir taip toliau, kuriuos mes privalėjome mokytis. Tai viskas vyko anglų kalba ir jos buvo iš tikrųjų labai daug studijų metu, tai va ir klausytis ir skaityti teko daug. O dabar nepasakyčiau, kad labai dažnai skaitau anglų kalbą, bet kartais paskaitau. Vat neseniai, nežinau, paminėti ar ne, paskutinę angliškai skaitytą knygą, kuri tikrai labai padarė gilų įspūdį. Paskui sužinojau, kad pagal ją pastatytas filmas, nors filmo dėja dar nemačiau, bet kažkaip ir nesiveržiu, man knyga yra daug daugiau negu filmas. Tai va, knyga vadinasi The Boy in the Striped Pyjamas. Tikriausiai skaitėt, nežinau. Autorius yra John Boyne. Jis yra parašęs 13 romanų suaugusiems, 6 vaikams. Kažkas jo klausė, ar beje, knyga yra holokausto tema ir kaip vadina magic realism. Tai yra magiškasis realizmas. Taip. Tai nes kažkas klausė, ar knyga paremta tikra realia istorija apie tą berniuką. Tačiau jis pasakė, kad tai labiau tokia moralinis tas aspektas labiau atsispindi knygoje negu realistinis. Tai va, ir iš tikrųjų verta paskaityti, gerą knygą. O kaip skaitimas formavo jūs kaip asmenybę? Gal yra kažkokia knyga, kuri turėjo, nežinau, didžiausią įtaką jūsų gyvenimui? Oi, keistai irgi. Šiaip pas mus namie visada buvo skaitoma. Mano tėvelis buvo labai skaitytojas, mama kartais ir papykdavo, nes ūkio darbų pilna. Mūsų namuose visada buvo pilna spaudos, visi kokie tuo laiku ėjo žurnalai lietuvių kalba, laikraščiai lietuvių kalba, netgi ir rusų kalba, nes kitokių negaudavom. Visada buvo visi užsakomi ir daugiausiai, ko gero, pas mus laiškanešė nešiodavo su krepšiu šitą spaudą. Daugiausiai, ko gero, iš viso kaimo palikdavo tos spaudos. Ir aš tiesiog ryte rijau, nes buvo įdomu, pavyzdžiui, mokslas ir gyvenimas, ten tiek gerų įdomių straipsnių ir iš užsienio tikriausiai kažkas versta buvo, kiek buvo leidžiama, kiek cenzūra leido tikriausiai tais laikais. Tai va, ir gal tai užkrėtė, nežinau, ir kai kurie mokytojai labai, sakyčiau, paskatino, mes turėjom, kada jau viduriniai mokykloje mokiausi, nes aš baigiau kaimo mokyklą, paskui važinėjau į miestelį, į vidurinę,
turėjom rusų kalbos mokytoją, kuri mokėjo fantastiškai pasakoti. Aš ir šiandien ją matau tiesiog akise stovint prieš klasę ir mums pasakojant apie Lermontovą, kaip jisai ten, žodžiu, rašė prie Juodosios jūros po žvaigždėtų dangum ir koks tas ten dangus, kaip jinai mums taip pasakojo gražiai, kad aš galvoju, aš tikrai perskaitysiu. Būtinai ir tą Lermontovą, ir daugybę kitų knygų. Tai aš galvoju, kad tai, kas mus supa, mūsų aplinka labai daug reiškia. O ar turite kažkokią vieną mėgstamiausią knygą, prie kurios nuolat sugrįžtate? Galbūt galėtumėte ją skaityti net ne vieną kartą, o gal ir esate skaičiusi ne vieną kartą? Taip, supratau, bet sunku pasakyti. Man knygos patinka dėl skirtingų dalykų, įvairios knygos dėl įvairių dalykų. Ir tiesiog vieną kažkurią, visiškai vieną išskirti būtų nelengva, nes aš skaitau labai įvairių tipų knygas, sakyčiau, ir švietėjiškas, ir tokias saviugdai. Po šiai dienai atrodytų jau tiek man metų, gal ne taip ir reikėtų, bet aš galvoju, kad žmogus turi mokytis ir tobulėti visą gyvenimą iki pat paskutinio savo atodusio. Ir tą ir sėkmingai darau, ir mokausi, ir stojau vėl mokytis, šiuo metu mokausi. Tai naujus dalykus mėgstu. O dabar aš mokausi labai praktinių dalykų. Savarankiškai pati mokausi prancūzų kalbos, nes pastebėjau, kad jau seniai supratau, bet kažkaip neįsisąmoninau, gal laiko tiesiog nebuvo laiko, kol augo vaikai, kol dirbau, dabar nedirbu. Tai jaučiau visada labai didžiulį potraukį kalboms. Vat į biblioteką čia miesto eidavau, kai atsirasdavo bet koks savanoris, ispanų kalbos kursus lankiau, prancūzų kalbos kursus lankiau, bet kažkaip nebeužteko. Genutė Matevičiūtė, esu be galo jai dėkinga už pradžią, nebeveda prancūzų kalbos pamokų, tai radau, tiksliau pasiūlė man, anūkė pasiūlė programėlę nuostabę Duolingo ir aš jos pagalba mokausi prancūzų kalbos ir jau tikrai daug suprantu ir perskaitau, buvau neseniai Prancūzijoje, labai džiaugiausi. Pasakyti, aišku, reikia jau pagalvoti, nėra lengva, bet... O gal greit ir prancūziškai galėsit skaityti knygas? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Elma. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Gabrielė. Žinokit, nesuprantu. Aš paklausiau, koks jūsų vardas, mano vardas, tavo vardas, mano vardą, pasisakiau savo vardą. Čia patys primityviausi, bet, sakau, pasakyti visada yra sudėtingiau, bet ir suprantu ten nemažai. Tai va, ir turbūt klausimas buvo apie knygą, o nukeliavau į kalbas, bet nieko tokio. Tai va, tai tos knygos, sakau, mano yra labai skirtingos ir dabar, jeigu kalbant, grįžtant prie prancūzų, tai eilėj kol kas laukia, nes trūksta laiko, paroj mažai valandų. Eilėj laukia Mažasis princas, aš turiu jį lietuviškai, žinau tiesiog citatų labai labai daug iš ten ir mano mylima knyga visada buvo. Ir nusipirkau, būdama Paryžiuje, nusipirkau prancūziškai lygiai tokį identišką leidimą, tai va pasidėsiu vieną šalia kito. Ir kai tik atsiras daugiau laiko ir skaitysiu ir šitaip tobulinsiu irgi savo ir kalbinės žinias ir atšviežinsiu, vėl sugrįšiu prie Mažojo princo vėl. Kadangi paminėjote, kad skaitote daug įvairiausių žanrų knygų, tai o pagal ką renkatės? Pagal autorių, pagal temą, pagal nuotaiką? Įvairiai renkuosi. Kartais skaitau tai, ką gaunu dovanų, aš labai gaunu gerų knygų iš savo sesės, kuri yra lituanistė ir mėgėja skaityti ir turi nuostabią biblioteką ir jinai man įvairiom progom padovanoja kokią vieną kitą gerą knygą iš tikrųjų. Tai aš jos skonių pasikliauju ir skaitau. Ir va jos paskatinta turbūt skaičiau Kajoką, Skudurėlių šventę skaičiau, tiesiog mėgavausi tą knygą. Man kartais aš skaitau dėl turinio, žiūrint vėlgi kokią knygą, kas joje tokio, ką aš atrandu asmeniškai vertingiausio. Kartais skaitau dėl turinio, todėl kad man labai įdomu, kuom ten viskas baigsis, labai intriga gerai palaikyta. Bet neretai skaitau knygą dėl kalbos.
tiesiog negaliu atsižavėti vaizdingumu lietuvių kalbos ir nesvarbu, kad aš studijavau anglų kalbą, kad aš dabar mokausi ten prancūzų, ten bandžiau ten ispanų ar kokią kitą, labai, sakyčiau, neblogai moku rusų kalbą, bet lietuvių kalba man pati mieliausia, pati gražiausia, visada buvo ir bus. Ir va, tarkim, skaitydama Kajoką, aš tiesiog prisirinkau tokių posakių, tokių pasakymų nuostabių. Ir buvo kaip tik, kadangi priklausau Plungės skaitančių moterų klubui, mes karts nuo karto pristatinėjom savo skaitytas knygas, aš atsinešiau tą knygą ir buvau prisirašiusi A4 formato lapą tų nuostabių pasakymų ir aš juos citavau, moterys plojo ir paskui klausė, kokia čia knyga, kaip ten dar pakartok. Ir mes būtinai, sakė, skaitysim. Ir tai aš galvoju, kad mūsų kalba yra nuostabi ir tiesiog reikia ją džiaugtis ir mėgautis, ką aš sėkmingai ir darau skaitydama knygas. Va, tarkim, sakau, kaip Donaldą Kajoką skaitydama, arba ką tik užverčiau, kaip tik turiu jau gražinti Violetos Šoblinskaitės Aleksos knygą Edipo dukterys. Va, irgi, tai aišku, ten ir istorija yra įdomi tokia ir patraukli, man netgi priminė vienos prancūzų, Ani Arno, man atrodo, metai, priminė šiek tiek, aišku, ne savo struktūrą, bet idėją pačią tą knygą, nes pasakoja apie laikmetį, mums padeda geriau suprasti to meto žmogų, kaip jam reikėjo išgyventi tą trėmimo laikotarpį ir kaip tai atsiliepia, kaip kokį padarė jam įtaką tie išgyvenimai ano meto dabarčiai, bet vėlgi aš labiausiai mėgavausi gebėjimu šitos Šoblinskaitės Aleksos pritaikyti posakius, lietuviškus tuos mūsų pasakymus, nuostabius perliukus. Nu kaip gali nesidžiaugti, kai paskaitai, nu ne tai bandelė kepa, kaip šiknelė nori. Daugybė tokių nuostabių lietuviškų pasakymų. Gal tą irgi vėlgi meilė lietuvių tai kalbai ir jos vaizdingumui įskiepijo mano šviesios atminties mama, kuri būdavo tiesiog kiekvienoje kasdieniai situacijoje. Šiaip kalbėdama ims ir pasakys kažką. Paskui aš bandau paklausti, ką tu ten sakei, mamyt, aš nebeprisimenu. O ką aš sakiau, sako, aš nežinau. Tiesiog tai eidavo natūraliai. Va tai buvo su tais ano meto žmonėmis, ko mes jau nebeturim. Ir man šito be galo gaila ir aš nebeturiu tiek to kalbos, to vaizdingumo, kada kiekvienoje situacijoje ten gaisras dega ir kažką pasako, arba ten jinai sako, nelaika šulnį lakinti, kai medžiot reikia eiti. Jeigu aš ten nespėjau kažko padaryti, arbatą rišuosi, jau čia reikia lėkti į autobusą, tai jinai iš kiekvienoje situacijoje, sakau, tiesiog rasdavo, jeigu aš ten kažkokio darbo nepabaigsiu, jinai pasakydavo tokį juokingą, vėlgi nežinau, čia tinka ar netinka. Posakis sako, nu kaipgi šitaip gali nepabaigti, apšikai delną, tai apšik ir mažiuką pirščiuką, nu kaipgi paliksi nepadaryta. Tiesiog tai, ką aš prisimenu, bet gaila, ne viską prisimenu, dabar aš jau imčiau ir užrašyčiau. O tada, nežinau, tiesiog buvau paauglė vaikas, gal buvo smagu, pasijuokdavom, arba šiaip tiesiog man tai buvo taip įprasta, kad aš nesureikšminau to, nemaniau, kad tai yra kažkas tokio išskirtinio, o kai jau atvažiavau studijuoti ir aš parvažiuodavau aplankiusi tėvelius į bendrabutį, aš visą laiką gyvenau bendrabutį ir parvažiuodavau ir kažkaip iš kalbos išėjus pasakodavau draugėm apie savo tą viešnagę namie ir apie mano mamos pašmaikštavimus tokius, tai jos sakydavo, dar papasakok, dar pasakyk. Tai tada supratau, kiek tai yra vertinga ir kiek kad ne visur ir ne visi, galbūt miestuose, ypatingai ten, jeigu aš su miestietėm gyvenau, tai gal nebuvo tiek turtinga ta kalba ir vaizdinga, kiek kaimo žmonių. Aš, pavyzdžiui, savo negirdėjusius buvau iki pat, kol tik išėjau iš namų, kai išvažiavau iš namų, nebuvau girdėjusi jokio keiksmo iš savo tėvelių ir jeigu kaimynai, kurie atsikraustė, tokie buvo labai keikūnai, išgerintis ir besikeikiantis, tai mama mus tuoj grūsdavo į vidų, tai vaikai namo greitai,
kad negirdėtume, kai ta moteriškė kieme ten putojasi ir keikia vištas, karvę, kiaulės, baisingais keliaukščiais keiksmais. Tai va, tas mano knygos pasirinkimas, grįžtant prie klausimo, toks ir yra. Kartais tai mane patraukia kalba, kartais turinys, kartais tiesiog paskaitau, kas gale parašyta ir susidomiu tema, o kartais rekomendacija. Tai va, pagal rekomendaciją ne taip seniai po naujų metų čia perskaičiau, bet užtrukau turbūt 2 mėnesius, perskaičiau sunkiausią, sakyčiau, savo gyvenime knygą ir antrą kartą neskaityčiau, nebuvo jinai man tokia įdomi, kiek buvo apie ją kalbama ir rekomenduojama. Tai 800 puslapių. Šiaip, aišku, jinai ir įdomi savotiškai, bet į galą man jau ir nusibodo, skaičiau tiesiog iš principo, jeigu pradėjau, kaip su to delnu ir pirščiuku, žinot, jeigu pradėjau, tai reikia ir pabaigti. Jokūbo knyga, Olgos Tokarčiuk versta knyga. Jos parašyta, bet versta lietuvių kalba, ir kažkaip galą kaip ir pabodo skaityti man tą knygą. Nieko aš ten tokio iš pradžių dar buvo įdomu. Tai priklauso, sakau, čia vėlgi, kartais tiesiog pamatau, pas dukrą pamatau, pas ją daugiau tokios saviugdos gal knygos. Tai iš jos pasiskolinu ir šiuo metu turiu parsivežus porą knygų, kurias perskaičiau su džiaugsmu ir mėgstu ir tokias. O jeigu galėtumėte vieną knygą padovanoti bet kuriam žmogui, kokia tai būtų knyga? Vieną knygą, bet kokiam žmogui, parekomenduoti. O čia vėlgi, neišeitų, bet kokiam, aš galvoju, aš taikyčiau pagal žmogų. Jeigu tai būtų moteris, aš sakyčiau, moteris, paskaitykite Bėgančios su vilkais. Aš nežinau, aš mėgavausi irgi skaitydama ir tiek mačiau ten gražių dalykų, sąsajų vėlgi su mūsų, su mitologija, su padavimais ir legendom ir toks įrodymas, kiek ten buvo gilu, kiek mes dabar paviršiukais plaukiam ir kiek ten visko buvo gilaus ir kad tai buvo viskas susijęs su tuo, kuo žmonės tada gyveno ir dabar mes netgi gyvenam. Tai tas gebėjimas įžvelgti, ko gero, ženklus įvairius. Tai jeigu moteriai parekomenduočiau šitą. Arba dar viena yra man labai patinka Umbrasaitės knygos, Erikos. Tai yra Lūpdažio istorijos, berods, taip vadinasi. Aš jos ne vieną perskaičius, keletą knygų, tai labai patiko šitą. Nežinau, tiesiog žiūrint kam. Nes aš matau, kad žmonės labai skirtingai skaito. Mano vyras skaito labai daug kalnais knygų per žiemą, vasarą jau ne. Jisai skaito istorinės, kitokios jam nelabai įdomios. Istorinės knygos. Sako, nueinu į biblioteką, jau man nelabai turi ką be pasiūlyti, nes aš jau ten tiek perskaitęs visų istorinių tų knygų. Ir Lietuvos istorija, ir pasaulio, ir Europos, ir visokių. O kaip manote, kokią vietą knyga ir skaitimas užima šiandienos visuomenėje? Vis tiek daug metų dirbote mokytoja, tai ką pastebite, kokias tendencijas tarp jaunų žmonių? Realiai aš galvoju, gaila, bet mažokai. Ypač jaunimas, kuris ateina, jie vaikšto su ausinukais, jie daugiau klauso įvairių dalykų. Aišku, aš irgi knygų kartais klausausi. Ir ne vieną esu išklausiusi, arba tiesiog santraukas klausausi, ar šiaip įrašus, nes ne visada pavyksta paimti tą realią knygą į rankas ir tiesiog man gaila, aš virtuviai gaminu valgyti, pavyzdžiui, ir nieko daugiau neveikiu, man tai toks. Man patinka iš tikrųjų gaminti maistą ir irgi čia atskiras dalykas, aš mokiausi kai kurių dalykų, netgi gudrybių gaminimo, mėgstu tai, bet vis tiek, man atrodo, tai toks laikinas, vienkartinis, tu suvalgiai ir viskas. Ir nebėra, ir paskui dar indus plauti. Tai
tą laiką aš stengiuosi tada išnaudoti efektyviai, užsidėjus ausines, aš klausausi knygų. Bet ta popierinė knyga, tas knygos skaitimas, man atrodo, tiesiog toks nuostabus dalykas ir man gaila, kad jauni žmonės, aš mokyklai dar kai dirbau, nežinau šiandien, dabar jau 5 metai, kai nedirbu, šiandien kaip yra situacija, bet kai aš dar dirbau, jeigu aš paklausdavau klasiai vaikai, kas mėgsta skaityti knygas, tai rankelę pakeldavo viena nedrąsi mergaitė, kartais 2 vaikai, bet ir tai taip nedrąsiai, nes aplinkui daugiau niekas kaip ir nekelia tų rankų. O knygas skaityti, aš pavyzdžiui, jeigu atvirai, aš namuose vaikam, savo asmeniniam vaikam, man užauginau 3 vaikus, tai aš esu perskaičiusi ne vieną knygą garsiai ir ne vieną kartą, todėl kad skirtingos augo kartos ir teko kartoti. Pavyzdžiui, Astridos Lindgren knygas, kai kurias aš ir po šiai dienai atsimenu ir žinau, ir man jos tokios nuostabios ir galvoju, kaip vaikai jų šiandien nenori skaityti. Aš klausiu savo anūkės, sakau, gal aš tau nupirksiu Astridos, nenupirksiu, aš ją lydėjau į biblioteką, jinai ieškojo kokią pasiimti knygą, gal tu paimk, sakau, va šitą Astridos Lindgren, Mary Poppins, ar ten neatsimenu, ne šitą. Mažylį ir Karsoną, man atrodo, aš jai siūliau. Paskui yra Mūsų visų Madikė arba Ronja Plėšiko duktė, kokios nuostabios knygos, arba Broliai Liūtaširdžiai. Tai aš tas knygas, Pepė Ilgakojinė, tai išvis fantastiška knyga. Šitą perskaičiau gal 2 ar 3 kartus garsiai. Visą knygą garsiai. Nes skaičiau savo vaikams, kurie dar neskaitė. Tai man labai gaila, aš galvoju, kiek jie daug praranda, arba jie nebesugeba išvelgti tos žaismės, parašyto žodžio, net nežinau, tos minties pagauti. Mes tiesiog būdavo susėdam vakare, išvažiuodavom į sodą visai vasarai, televizoriaus lieka bute, sode televizoriaus nėra, ateina vakaras, reikia kažkaip praleisti laiką, mes susėdam, turėjom tokią didelę vadinamą gulyklą, tokią sustumdomą lovą, visi sukrenta, mano vaikai, visi 3, nesvarbu kokio skirtingo amžiaus, ir vyras šalia prisėsdavo, ir aš skaitau, vyras sako, aš nueisiu, užkaisiu arbatos, bet tu palauk, neskaityk, aš tuoj pat ateisiu. Ir jis grįžta ir aš vėl toliau garsiai skaitau. Ir tai reziumė būtų toks, skaityti knygas reikia gerą ir aš galvoju, kad knygų skaitimas labai labai padėjo mano vaikams. 2 iš jų pradėjo skaityti sūnus ir mažoji dukra 4 metų, lygiai 4 metų, vienas 4 ir savaitės, vidurinė dukra 5 metų. Ir darželį būdama mano mažoji perskaitė 1-ąją dalį Hario Poterio, nes jis tada kaip tik išėjo, buvo išleistas čia prieš 23 metus maždaug išėjo 1-oji Hario Poterio knyga. Tai jinai ją perskaitė būdama darželį, nusineždavo per pietų miegą, kadangi miegoti nenorėdavo, jinai buvo nemiegantis nei vienas pokaičių. Mano vaikai ir auklėtoja leisdavo jai skaityti, visi vaikai miega, jinai pasiemus Harį Poterį skaito. Tai nežinau, aš sakau, skaitimas yra kažkas turėčiau daugiau laiko, tai aš dar daugiau skaityčiau, dabar neperskaitau labai daug iš tikrųjų. Labai ačiū Jums už atsakymus į mano klausimus. Ačiū, kad taip išsamei papasakojate apie savo patirtis ir pasidalinote tą meilę knygoms. Tikiuosi, kad šitas pokalbis mūsų klausytojus įkvėps ir paskatins daugiau skaityti, dažniau apsilankyti bibliotekoje ir tiesiog mėgautis šiuo procesu. Ačiū Jums, Alma, ačiū visiems klausytojams ir iki kitų susitikimų. Ačiū.